raudoną šoką. Nu, mes labai tada nerėkokim. Gerai. Stengsimės taip kažkaip. Gerai. Ramiai, kaip per Marijos radiją. Kaip per Ramiu balsu. Penktadienį, vasario 16. Gražią dieną. Labai gerai norėsis. Tai sveiki visi Timūro kanalo žiūrovai. Labas visiems vasario mėnesį. Vasario mėnesio laida išeina. Maščiau nešiaus mintyse, ką čia, kaip čia, ką ir paskui galvoju, palauk, taigi vasaris, Eurovizijos mėnuo. Taigi palauk, Timūrai, tugi pažįsti geriausią kompozitorių Lietuvoje, pop muzikos bent jau, Vytą Bikų, kuris sėdi ir komisijoje ir viską, reikia susitikti, pašnekėti ir puikiai gavosi ir mes šiaip seniai nesimatėme. Vytai, labai ačiū, kad atėjai. Prieš kamerą bent pasirabinkim. Labai ačiū, kad pakvietei. Malonu. Kaip jūs gyvenat? Nu, neklausiu, kaip gyvenat. Gerai gyvenat? Nu gerai, nuo algos iki algos. Nuo algos iki algos. Kaip ir visi. Laukiam pavedimų. Laukiam pavedimų, kurie vėluoja. Ne? Okay. Nes aš galvoju, šiaip labai įdomu, nes mes du heteroseksualūs vyrai kalbėsim apie Euroviziją, kas nėra šiaip labai normalu. Nes kai aš bandžiau, žinai, daryti researchą, nu, pasidomėti, kas kaip, žinai, kaip ten užsienis reaguoja į mūsų atlikėjus, mūsų kandidatų, žinai, nu, labai jaučiasi, kad, žinai, hetero publika ten nelabai dominuoja, žinai. Jie turbūt bare geria alų tuo metu, žinai, o ne kalba. Ir paskutinė tema, kurią aptarė, turbūt tai būtų Eurovizija. Gali būti. Bet jinai vis tiek yra pas mus visos namuose. Ir ypatingai va šiandien aš jaučiu, irgi mūsų namuose yra daug jaudulio, nes mano vaikai yra didžiuliai Eurovizijos fanai. Praeitų metų Eurovizija buvo visiškas top. Nu, jiems praeitais metais pramušo. Tai jie žinojo visus jau didžiosios Eurovizijos finalininkus, visas grupės, šalis, kas iš kur ir netgi būdavo žaidimas žaidžiamas, jeigu mes kur nors važiuojam, būdavo leidžiama Eurovizinė daina, reikėdavo pasakyti, kokios šalies yra. Tai žinok, aš esu mėgėjęs šitų žaidimų, bet jau mane jau ten aplenkinėdavo, nes jie ten, žinai, sekundės dalis ir jau ten, žinai, Kroatija, Serbija, ten tada. Tai va, tai šiemet ir aš jaučiu to jaudulio, nes ir kandidatai yra stiprus. Gerai, kaip tavo ta pradžia su Eurovizija prasidėjo, man įdomu, nes tu, man atrodo, vis tiek pradėjai labiau kaip kompozitorius, ne? Pas tave atėjai. Jo, tai Eurovizijai pati pradžia, tai mes su Saulės Kliošu dalyvaudavom. Bet tas buvo labai senai, aš dabar seniai neprisimenu net kada. Bet aš pats savo galvo, žinai, kaip savo galvoje susikūrė, tai mano tas toks išstojimas, kurį aš taip jau smarkiau sudalyvavau Eurovizijai, tai 2015 metais, kai mano rašyta daina pateko į, Vienoje buvo Austrijoje tuo metu konkursas, Vaidas Bumila ir Monika Linkytė daina. Ir tada kažkaip tas Eurovizinis tas toks dalykas ir užsikūrė. O gerai, kaip man įdomu, nes kiekvienas, aš manau, daug kas yra galvoja, kaip tu rašytum, ką tu norėtum per tą Euroviziją pasakyti, o kaip tu tą dainą rašai, kažkaip tai, nežinau, bandėjai kažkokias formulės taikyti, ar kaip toks dalykas pasidaro, nuo ko tu pradedi? Ta konkrečiai 2015 metais, tai mes Eurovizijai jos nerašėm. Ir šiaip aš nežinau, ar būtinai reikia kažkaip tai taikyti, kad štai šita daina Eurovizijai, o šita daina ne Eurovizijai. Aš manau, kad reikėtų bet kuriuo atveju, kai pradedi rašyti, tiesiog stengtis parašyti kuo geresnę dainą. Ir tada kažkoks viduj būna toks, gal ir tiktų šitam konkursui. Anksčiau, pavyzdžiui, vienas pagrindinių reikalavimų, jis dabar yra trukmė, 3 minutės. Ir, pavyzdžiui, tais pačiais 2015 metais kūriniai būdavo ilgesni. Tarsi pop daina būdavo 3,5 minutės, 4 minutės būdavo visiškai normalu. Ir jeigu tau pavyksta viską pasakyti, ką tu norėjai dainuoji pasakyti iki 3 minučių, tada tu tarsi jau galvoji, gal ir Eurovizijai tiktų. Tada, ką aš galvoju, dar nėra tiek svarbu, nes ne aš tas dainas dainuosiu, tada tu kalbi su atlikėju, ten galvoji, gal tau būtų įdomu, gal pabandom, ten tas anas. Pavyzdžiui, dabar dainos, jeigu tu atkreipi dėmesį, reta daina dabar, negali sakyti reta, bet labai dažnai yra iki 3 minučių. Nes tiesiog, matyt, visą tai susijęs šiaip su žmogaus dėmesio. Radijo pastebėjau, taip irgi būdavo, iki 3 būdavo prašymas netgi. Dabar, pavyzdžiui, didžiausi hitai 2:45, 2:30, 2:26, ta prasme, taip, tokios dainos. Bet čia nieko, 50-ais, pavyzdžiui, amerikiečių visi tie rokenroliukai, jie irgi tokie būdavo. Taip, Elvio paėmė žymiausius gabalus, ten 2:20. Taip, bet sakau, kai būdavo 2015, tai dainos natūraliai buvo ilgesnės. Dabar, kai jos sutrumpėja,
tokio kaip, kad rašom specialiai Eurovizijai, nes buvo tas laiko kriterijus, kad tu turi tilpti tas 3 minutės, dabar jo nėra ir tiesiog žiūri, ar ta daina galbūt tinka Eurovizijai, ar ne. Bet kuriuo atveju aš manau, kad tiesiog tikslas visada turėtų būti parašyti kuo geresnę dainą. Jeigu jinai yra gera, jeigu tu jauti, kad ją gali žmonės mėgti, ją gros radio stotis, ten žmonės klausysis, taip pirks bilietus to artisto koncertus ir taip toliau, tai jinai ir Eurovizijoje gali skambėti. Tai pagrindinis kriterijus, sakau, yra ne tai, kad sudėliot pagal kažkokius tai ten įsivaizdavimus, kas tiktų pačiam konkursui, o tiesiog susitelkti ir visą dėmesį skirti, parašant kuo geresnę dainą. Šitą filosofiją, kurią tu aiškini, jinai yra, jinai tokia ramesnė, negu parašyti dainą, kai, žinai, kas nors sugalvoja parašyti dainą Eurovizijai. Nes tada matyti yra galvojama apie šou elementus, ko neapsės. Yra ir tas dalykas. Čia mano toks priėjimas, žinai. Bet yra, žinau, žmonių, kurie konkrečiai Eurovizijos konkursui rašo kūrinius pagal savo įsivaizdavimą, kas yra reikalinga Eurovizijai. Ir to irgi yra viskas tvarko. Čia, žinai, kaip kiekvienas kūrėjas, kaip kiekvienas menininkas, žiūri, čia požiūrė reikia. Yeah. Bet tu pritartum, kad kyla lygis pas mus muzikos, bent jau Eurovizijos konkurso paties, nes anksčiau būdavo tikrai tokių, žinai, cirkų ir keistenybių. Nes dar šiandien man netgi Instagramas išmetė, yra toksai profilis 90s Lithuania, Minedas, ten būdavo, žinai, tokių, dabar nebėra lyg ir kažkaip. Kodėl? Jų nebėra dėl to, aš nežinau, kaip būdavo anksčiau, bet dabar yra taip, kadangi aš esu, dar yra ten tokia kaip Eurovizijos darbo grupė. Žodžiu, mes gaunam tas paraiškas, mes tai LRT, ne aš konkrečiai, LRT gaunat paraiškas ir tai, ką žmonės mato jau tų pusfinalių metu, tai yra atrinkti dalyviai. Tai jau yra įvykus tam tikra atranka vis tiek? Jo, yra atranka, kur mes perklausom tas dainas, jų yra daugiau negu rodo televizija. Ir, pavyzdžiui... Bet tai kaip būtų įdomu matyti tos, kurie nepraėjo. Būtų fantastika, žinot, tikrai būtų fantastika surinkti, bet tarsi televizija dar turi pakankamai kažkaip tai tokio supratimo ir matyti sąžinės, kad viso to nerodyt žmonėms, nes ten yra, tiesiog, wow. Tarsi yra tokių kūrinių, yra kur ant ribos, kur galėtų būti, bet yra tokių, vienas bišas buvo, aš neatsimenu, šiemet buvo. Toks, žinai, kur, pavyzdžiui, ten yra reikalavimas, žodžiu, siunti kūrinį, jis neturi būti pabaigtas, gali būti demo, tu gali tiesiog su gitara įrašyti, žinai, tada yra nuotrauka kokia nors ir žmonės dažniausiai siunčia iš kažkokių fotosesijų, arba, tarkim, jeigu neturi, tada ir iš Instagramo, žinai, kažkokia gražesnė nuotrauka. Taip pat ir su audio įrašais, visi, jeigu ir daina nebaigta, tu vis tiek girdi, kad įrašas darytas studijoje kažkokio, žinai, ten tas, ir buvo keli, bet ir vienas bičas, aš atsimenu, žinai, kur nuotrauka, kur atsiuntęs tiesiog, žinai, kad tai nusifotkinė. Iš apačios su šnervėm, gilį matosi. Taip. Ir su kažkokia skrybelė, ten obelis, ten, žinai, fone. Ir įrašą atsiuntė tiesiog, ten matyti tiesiog per telefoną, žinai, rašytą, ten kažką groja, ten, aš neatsimenu dabar, Lietuva, lietuviams, ten, tokių, žinok, perlų yra, ten yra fantastika, jeigu surinkt, ten yra wow, šiaip, tai prasme, galima būtų atskirą laidą daryti, bet aišku, ten, žinai, patyčios ten yra, ant maksimumo, tada. Su patyčiom, žinai, aš kažkaip praleidau, bet buvo Gita Ievos Zasimauskaitės visa situacija, žinai, kur irgi, neapsaugo, netgi tokio lygio žmonių. Bet, žodžiu, tai tam tikra atranka vis tiek pilkieji kardinolai suveikia. Tai jinai suveikia, nes tu negali rodyti, visai bet ko. Tie žmonės, kurie dirba televizijoje, žinai, kad ir kaip kartais žiūrovai atrodytų kitaip, tie žmonės, nedurniai, jie negali praleisti visko, tu pats supranti. Plius tai yra nacionalinis kanalas, negali rodyti visai jau beleko. Bet kalbant, ko tu klausai apie lygį, tai žinai, žiūrint tai pusfinalius, ar ne, kaip dabar žiūri tuos, kiek ten 50 dalyvių buvo, tai visko, ne visi ten geri, ten visi bet tu turi vis tiek finale 10, kur aš manau, kad lygis yra tiesiog puikus ir lygis metai iš metų, tu, kur referinai tas 90-ųjų, ten tas kanalas ar tos atrankos, kur vyko ten, kad ir 2000-aisiais, ten kažką, tai lygis yra tikrai geresnis, nes lygis visoje Eurovizijoje yra geresnis. Ta prasme, Eurovizijoje vis yra daugiau dainų,
kur tu tiesiog kaip dainas gali klausyti, kurios yra puikios ir kurios vėliau dažnai jų gyvena savo gyvenimą jau outside Eurovizijos konkurso. Tai tas yra puiku. Aišku, yra daug ir, tokio, žinai, kur toks Eurovizija, žinai, ten visa kita, bet yra daug labai puikių dainų ir visa šita tendencija, atsispindi, aš manau, ir mūsų atrankose. Yra daug atlikėjų, kurie nuoširdžiai stengiasi, domisi ir atsiunčia tikrai fainas dainas ir dainuoja. Ir konstruoja tą muziką, žinai, nes aš irgi, man labai įdomu muzikinė dalis, nes mes su vaikais praeitais metais, kai žiūrėjom ir ten labai sirgom, tai namuose buvo aiškus favoritas Suomis Karija ir visą šitą, žinai, bet aš jaučiau vis tik instinktyviai, kad turbūt Laurin bus geriau, nes aš paskui, kai pradėjau, žinai, kažkaip analizuoti tą dainą, labiau žiūrėti, kas ten kaip, aš nustebau pamatęs, kad jos stipriausia ta vieta yra, jinai augina 1,5 beveik minutės, iki kol ten pradeda vykti ta jau žinomoji dalis. Ir aš galvoju, kaip irgi, kai žiūrėjau pirmus kelis kartus, net neužkabini, žinai, tiesiog veda. Gerai, o kas yra, nes tavo ne viena daina buvo praėjusi ir skambėjusi, man atrodo, Eurovizijoje, nes scenoje? Dvi. Tai, ar aš klystu manydamas, kad Eurovizinė daina yra gerai, kai pasakoja istoriją kažkokią, ar nebūtinai? Tu žinai, bet kuri daina, aš visada galvoju, kad jinai šiaip turėtų pasakoti istoriją. Per tas 3 minutės jinai turėtų papasakoti istoriją. Ne visada tas yra svarbu, kitą kartą, žinai, geriau suveikia kažkokie šou dalykai, arba netgi jeigu imant tik tai dainą, tik tai muziką, tai nebūtinai kažkokia pagavi frazė irgi gali būti, žinai. Aš visada galvoju, kad jeigu dainoje yra istorija, kaip ir kine, žinai, jeigu tarkim imi komediją, su Tadu Vidmantu šnekėjom, tai visada išloš tas filmas, kur išėmus visus bajerius, vis tiek tu turėsi istoriją, žinai. Nes jeigu neturi istorijos, bėg bajerių kiek nori, vis tiek tai bus, žinai, ant ribos. Tai toks, kaip ar stand-up'e, vis tiek dažnai kažkoks yra pasakojimas, kuris prie kažko veda, ypač jeigu yra ilgesnis ten kažkoks bitas, žinai. Tai dainoje irgi lygiai taip pat, istorija, mano manimu, yra geriau, kad ji yra, negu kad jos nėra. Aš taip įsivaizduoju dainas. Geras. Dar, žinai, galvoju, man įdomu būtų pakalbinti atlikėjus, kada nors gal ir pavyks. Kaip, pavyzdžiui, suveikia, ką Eurovizija padaro žmogui, nes tai yra mano, žinai, nublemba vis tiek, nes matosi, galų gale, žinai, man kaip žiūrovai, numatėsi, žinai, tarkim, Monika Linkytė prieš Euroviziją, pirmai dar tą kartą ir po jo, žinai. Tai yra, ir svoris kažkoks atsiranda, žinai, ir irgi pasakymas, laimėti trofėjų yra lengva, apginti titulą yra sunkiau. Tai čia, žinai, šitie visi dalykai veikia, nežinau. O rašant, pavyzdžiui, jauti, kad pas tave ateina kitais metais, sako, Vytas rašo geras dainas, žinai, o Vytas kaip pavarys. Yra tas lūkestis jo ir aš visada sakau tą patį, kad, tai, kad jūs atėjot, tai nereiškia, kad dabar aš čia, bus toks pat rezultatas. Arba primokėkit daugiau, tai tikrai hitas bus. Jo, taip neveikia. Ir tie žmonės, kurie ateina, tai jie yra pakankamai protingi, kad tą suprastų. Ta prasme, man nereikia papildomai dar ten kažkaip tai aiškinti to, kas yra akivaizdu, kad tai, kad aš ten prisiliesiu, tai netaps tai stebuklų savaime. Yra artistas, žinai, yra dar kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu daina yra, tarkim, mes nusprendžiam, kad daina yra objektyviai gera. Tai pats kūrinys, jo gerumas dar prisideda, kas jį dainuoja. Ir ne tai, kad ar gerai ar blogai sudainuoja, bet ar jam tinka. Yra labai daug mažų dalykų. Ir čia pavyzdys, žinai, kaip būna originalas ir kai bando tributą kas nors daryti. Pavyzdžiui, tu paimk bet kurį ten kokį nors, gerai, Freddis Mercury's gal per didelis, bet kad ir, žinai, jisai dainuoja ir kas nors bando arti pataikyti, bet ir vis tiek yra ne tas. Vat yra jausena, ką tam žmogui tai reiškia. Tas yra dalykas. Ir dar, žinai, yra muzikos verslas, ne tik verslas, bet apskritai muzikos rašymas, dainų rašymas yra dar nesažiningas ir iš tos pusės, kad tu gali, žinai, kaip bet kuriam darbe tu kažką tai pagaminai stalą, žinai, ir be priekaištų. Ir tas stalas visiems tinka, tipo, valio, žinai. Muzikoje yra taip, kad tu gali
padaryti maksimaliai gerai, įrašyti, sukurti gerą dainą, kaip tau atrodo, kas yra gera daina, bet vis tiek lemiamas faktorius yra, ji turi patikti žmonėms. O to niekaip nesuprodusuosi, neišreklamuosi. Todėl, pavyzdžiui, net ir didžiausi pasaulio atlikėjai turi labai žinomų dainų ir turi mažiau žinomų dainų. Ne dėl to, kad rašė blogesni žmonės. Dainuoja tie patys, rašo irgi, geriausi protai pasaulyje, turbūt, žinai, aš apie Jungtinės valstijas kalbu, žinai. Bet tiesiog vienos dainos suveikia geriau, kitos blogiau. Tai tas faktorius, nuo ko jos yra geresnės ar blogesnės, tai yra būtent žmogus. Žinai, tas yra patinka ar nepatinka. Tai yra truputį nesąžininga, nes atrodytų, nes tu įdėti belė kiek daug darbo ir tu vis tiek esi tas, žinai, įdedi savo širdį, tu tai tas pats, žinai. Bet štai, nepatinka, žinai, kitas. Bet žinai, aš manau, kad yra skirtumas, yra tokių, būna dažnai tokių laimingų atsitiktinumų seka, kur nutinka ir tu ją ne visą laiką gali ir atkartoti, arba žinai, nes vieną dieną tu jauties geriau, kitą dieną blogiau. Aš seniai esu gal kokiais dar 2004 Johno Lennono dokumentinių žiūrėjęs, dar DVD buvo, ir ten buvo labai faina, kad jisai taip irgi pasakojo, kad nes buvo kažkoks bičas, žodžiu, gyveno jo įsteitę kurį laiką slaptai, jie ten apsauga jį pagavo ir tada atvedė pas Johną prie durų. Lennonas nežinojo, kad jo įsteitė gyveno bičas. Kažkoks hipis ten, žodžiu, buvo įsisukęs ir jis toks nepiktybinis, bet tiesiog, žinai, jis norėjo Lennoną ir sutikti, bet kaip ir nedrįso, bet esmė, kad buvo įdomiausia, kai jie atvedė jį prie Lennono ten durų, jie šnekasi, žinai, ir tas bičas toks matosi super mega fanas, tiesiog stovi, žinai, nežino ką klausti, o Lennonas jį ramina, kad sako, aš esu toks kaip tu. Ir sako, būna, sako, geresnės dienos, būna blogesnės dienos, sako, būna kai paina, būna kai nepaina. Ir tas paina, nepaina, aš truputį jaučiu, kad suprantu apie ką, nes radijo tas pats būdavo irgi. Yra dienos, kai paina, yra dienos, kai nepaina. Va, tiesiog pamiegoji ne taip, žvaigždės dangų ne taip susidėlioja, žinai. Tu teisus. Pavyzdžiui, aš kai dirbu, man beveik visos dienos prasideda daugmaž taip pat, kad nuo tokio, kad man niekas gyvenime nepaeina, aš nieko nemoku, nieko nesugebu. Nuo tokios minties tu pradedi? Taip visada. Taip yra. Tai mes į klubą galim rašytis jau. Man yra taip, kad... Čia kalba beje eurovizinių dainų kompozitorius, žinau, ir pati pasiekęs, bet taip yra, žinok, čia yra ne tai, kad ten savęs plakimas kažkoks, aš tikrai nesimavau, aš nuoširdžiai tau sakau, kad niekas nesigauna, aš nieko nesugebu, man ten, tada, žinai, galvoju, gerai, tas paėjo, ten yra, žinai, sėkmingi kūriniai, bet tada pradedi galvoti, tau tiesiog pasisekė, tu vis tiek nieko nemoki, atrodo, viskas šūdas, niekas neskama, viskas blogai, čia kas, čia ta prasme. Plus dar yra kitas dalykas, žinai, aš nemoku dainuoti, žinai, ir tarkim, visos dainos, jeigu aš rašau, žinai, jeigu mes ne kartu su kažkuo rašom, arba kažkas ateina ten į studiją su savo kūriniu, bet tais atvejais, kai aš pats rašau, aš pats ir turiu įrašyti. Ir man galbūt galvoje dar skamba visai kaip ir okei, aš tik taip, nes man reikia kažkam parodyti, žinai, nusiūs, žinai, ten visą kitą. Aš pradedu įrašinėti, žinai, ir man iš vis ten tragedija, pravalas, viskas blogai galvoju, ir aš dabar tokį įrašą kažkam turiu rodyti. Ta prasme, ir vėl ta pati problema, vėl aš nieko nesugebu, vėl viskas blogai, ir taip diena ir pasibaigė, žinai. Bet tada, žinai, kaip tu sakai, keep going, tai tu tiesiog toliau darai, žinai, iki tos akimirkos, kur čia nėra, kad tu geriau padarei negu buvo, bet tiesiog tavo galvoje matyt kažkas suveikia, žinai, kad tau jau yra šitas fainai, žinai, tu per save kažkokį laiptuką matyt savo galvoje perlipi, kur jau tau atrodo gerai, žinai, ir tada jau ten gali parodyti kažkam ir tada tikiesi, kad ir žmonėm patiko. Taip. Čia aš pastebėjau, kad, nes aš visiškai puikiai suprantu, apie ką tu kalbi, mano atveju dažnai suveikia tas pirmas laimėjimas, kai tu nesustosi. Vat kai tu toliau, žinai, jeigu tu norėsi mesti, bet tu nemesti, tiesiog darysi su kastais dantim, bet per nenoriu, tada kažkada bus tas toks pirmas mažas laimėjimas, kad vat kažkas paeis, išgirsi, kad jau kitaip, žinai, mano atveju, žinai, aš irgi nešiausi 1,5 savaitės tą jausmą, kad reikia pirmą tą laidą daryti, ir jau čia reikia, žinai, bet sesė buvo grįžus, tai neišėjo niekaip. Ir paskui, bam, žinai, mintis, tiesiog šauna ir tu jauti, kad čia yra, ir tada ir eina. Tai čia svarbu labai yra nesustoti
nepamesti, bet aš irgi, žinai, man dar šnekėt. Yra tas dalykas, aš įsivaizduoju, aš labai pavydžiu, žinai, kiekvienam į galvą neįlysi, bet man taip atrodo, aš nevardinsiu pavardėm, bet man atrodo yra mano srity žmonių, kurie dirba tą patį darbą kaip aš, man kažkaip visada atrodo, kad jiems geriau sekasi, žinai. Oi. Ir ne tai, kad geriau, bet jiems lengviau, jiems viskas gaunasi, žinai, ir po to aš su keliais iš jų taip, žinai, susėdęs ir aš suprantu paprastą dalyką, kad visur yra tos pačios problemos. Jeigu yra normalus žmogus, tai normalu, kad jam irgi jisai su tais pačiais iššūkiais susiduria, kad jam irgi ten atrodo tas blogai. Pas muzikos prodiuserius yra toksai, žinai, toks jau humoras šioks toks, kad pas tą geriau skamba, žinai. Pas tą kaip tą padarė, žinai. Gerai, man taip nesigautų, žinai. Taip, bet visi, jeigu tu, aš taip galvoju, kad jeigu tu neišgyveni, va tai apie ką aš kalbu, tada arba tu esi, melagis ir viską darai nenuoširdžiai, arba, tiesiog tau neįtikėtinai pasisekė, kad tavęs tos mintis neaplanko, žinai, vienas iš dviejų. Visais kitais atvejais tai yra tas, žinai, kur čia juokaujam, kur kančia menininko duona, žinai, tai to kentėjimo, jis iš tikrųjų yra, bet tu darai. Žinai. Aš visiškai irgi to pritariu, nes man tai buvo su Indre Stonkvenė, kuri pas mane praeitais metais apsilankė ir buvo, man tai buvo labiausiai davęs susitikimas, nes mes 2 valandas kalbėjomės prieš kameras ir paskui mes dar 3 valandas išjungus kamerą šnekėjom. Ir kiek jinai atsivėrė, kiek jinai pasipasakojo. Ir aš irgi nuolat, nes jinai daro daug, jos yra, žinai, nuolat socialinė erdvė, bent jau daug, ir aš nuolat lygindavau su ją. Nes mes kaip ir kartu pradėjome ir gaudavau, not enough, tu nepadarai, tu nedadarai. Ir paskui pasiklausai, kad yra, žinai, tos pačios irgi bėdos, tos pačios mintis ryte, tiesiog yra arba tu darai laikais arba ne. Tai va. Prie Eurovizijos dar noriu grįžti, nes mes taip gražiai nueidinėjom, bet vis tiek bandysiu grįžti. Aš jau viską žinau. Aš manau, kad tu žinai. Gerai, ar jau yra išrinktas nugalėtojas? Ar finalas yra feikas ir jau yra aišku, kas laimės? Dar nėra aišku, todėl, kaip jau ir sakiau laidos pradžioje, ne visi pavedimai dar suvaikščia. Todėl dar yra neaišku. Bet liko šiandien yra vasario 16, finalas yra rytoj, tai aš vis dar laukiu ir pagal tai atitinkamai. Pagal tai matos, kas nori laimėti. Taip. Kas labiausiai ruošiasi, vadinkim. Aš investuoja į pasirodymą. Gerai. Ne, yra neaišku. Šiaip mes čia juokaujam, bet žinok, aš susidūriau su ta situacija, kad, aš tikiu, kad tavo žiūrovams ir klausytojams nereikia paaiškinti, bet aš vis tiek pasakysiu, kad nėra ten korupcijos. Mes negaunam pinigų iš dalyvių tenais, kad ten balsuokit, nėra jokio protegavimo. Bet vis tiek. Nes žinok, iš tikrųjų yra, kad komisija ten kažką stumia, žinai, nieko mes nestumėm. Praeitų metų Rūta Mūr buvo žmonių numylėti, nes žmonės norėjo, kad jinai važiuotų ir jinai išvažiavo. Tai reikėjo balsuoti už Rūta Mūr, būtų laimėjęs. Čia man tai taip yra, ne? Taip, Kaip šiemet irgi, žinai, Eglė Jakštytė nepateko į finalą, ten liko 3. Ir komisija ten kalta, žinai. Kodėl komisija kalta? Komisija davė tokią pat vietą, kokią davė žiūrovai. Tai, žinai, reikėtų pasiūlyti Audriui Giržadui ir visai LRT, žinai, kaip, nes komisijos, tu matai tos žmonės, kurie balsuoja, tu net šiaip tai gali balus pasižiūrėti, kažkaip ten yra, man atrodo, tu gali realiai paskambinti ir paklausti, kaip bikus balsavo. Jie neslėpia tų balų, nieks neprašo, žinai, bet, taip. Tai reikėtų, žinai, žiūrovų balsus, ten surenka, žinai, 2000 ar 3 visus su pavardėm, žinai. Ir jeigu nepatinka, tai šitos žmonės, prašom, kreipkitės. Kas kiek kartų skambino? Kas kiek kartų skambino. Žinai, adresų nereikia, bet, žinai, gali susirasti ten Instagram'e ar Facebook'e ir parašyti, tu gaidys. Kaip mums sako, kad jūs ten idiotai. Tai sako, aišku, žinai, ten. O privačiai to tipo rašo kažkaip? Būna, parašo. Netgi šitai. Nedaug, žinai, nedaug. Ta prasme, šiaip žmonės, didžioji, absoliuti dauguma yra supratingi, normalų žmonės. Supranta, kad čia yra konkursas ir kad komisija nėra tokie, kad štai mes žinom ir galų gale ne mūsų balsai lemia, jie lemia pusę. Ir finale dabar yra netgi padaryta taip, kad bus finalas ir, žodžiu, balsuoja žiūrovai ir komisija ir po to iš tų atrenka 3, jie dainuoja dar kartą.
ir tik tai žiūrovai balsuoja. Tai, žinai, tai kaltint kažkaip, tai, bet jo, būna tai buvo, ten kažkokie bičiai su plakatais prie LRT, ten komisija durna, ten, žinai, Okay. Yra tokia, bet, tai yra tokie labai nedideli dalykai, tik tai, žinai, šypseną kelia. Okay. Nes va, žinai, prie finalininkų, kodėl ėjau, tai irgi, va, čia vakar pradėjau intensyviai, žinai, žiūrėti, nes kas tie 10, kuriuos mes čia turim, nes aš kažkaip ne visus pusfinalius mačiau ir taip, žinai, žiūriu, klausau, galvoju, girdėti, okay, tą mačiau, to nežinai. Ir atsimenu, kad, tarkim, ta pati Aistė, aš jau dabar konkrečiai eisiu, žinai, nes kai aš žiūrėjau pusfinalio pasirodymą, tada tik ir suvokiau, kad iš esmės jie jau turėjo, tu turi viską padaryti iki to pusfinalio, o negalvoti, kad paskui dar kažką pataisysiu, nes man ten buvo, kur skambėjo ir pro šalį, ir kažkaip ausis linko, žinai, kai kur. Taip. Ir galvoju, žinai, šiaip idėja faina, žinai, ir atrodo, ir ten potencialo atrodo, lyg yra dar pagerinti kažką. Taip. Bet vat, suveikia tas, kad matyt, ar jaudulys, ar čia koks patirties nebuvimas, ar kas, žinai, vizualiai galų galia, ten, žinai, tokių dalykų yra, kur tu gali kabinėtis, bet vat, kiek reikia padaryti namų darbų, žinai. Jau. Tai va tas mane dar irgi, žinai, taip stebina, nes va tą pat, žinai, matau, tarkim, va, Vido Bareikio pareiškimą, kad pusę metų ruošiasi, žinai, ir ten kitų, kur, nesakė kiek metų, žinai, kiek ten laiko ruošiasi, žinai. Bet matosi, kad ne pusę metų. Tai, bet vėl, žinai, tarkim, Sylvester Belt, kiek čia suprantu, favoritas šių metų yra, tai kiek iš reportažo bent jau buvo atskleista, žinai, kad jie irgi ruošiasi, gal ne pusę metų, bet va kažkada atėjo mintis, reiškia, žmogui, kad dalyvausim, taip toliau, kažkokia idėja, kažkas tai tokio. Ir tas vat irgi labai daug lemia, kad jo pusfinaliai jau ten yra iš esmės tavo paskutinis pasirodymas, taip turbūt reikėtų galvoti. Ne? Ypač dėl to, kad anksčiau būdavo ten, kitaip truputėlį kitokia tvarka būdavo ta pirmoji laida ir iš jos, aš neatsimenu, kiek būdavo dalyvių, gal irgi 10, ir ten patekdavo ar 5 ar 6, žinai, tada būdavo pusfinalis ir iš jo jau į finalą. Dabar laidų yra iš viso 6 su finalu. Tai, žinai, jeigu yra 10 dalyvių ir tik 2 patenka, tai taip, ten tau nėra ko taupyti kitai laidai ar ten finalui. Tu jau turi ateiti jau visiškai pilnai pasiruošęs. Bet, žinai, dėl to pasirašymo, apie Silvestrą kalbi. Pavyzdžiui, aš, žinai, irgi taip noriu, kad neatrodytų labai šališka, ar kad neišsiduot, kad ten, žinai, kažkam, bet normalu, aš žmogus, man yra dainos, kurios man labiau patinka, yra kurios mažiau patinka. Dėl to pasiruošimo, aš irgi, žinai, galvoju, čia, žinai, kaip sako, vat mes ruošiamės ten pusę metų ar metus. Ir kas, kad jūs ruošitės pusės dainą šūdina. Galite ruoštis 2 metus. Daina nuo to nepagerės. Tai vat, o kitą kartą dainą gali gerą parašyti ir nesiruošęs. Ir tiesiog ateit ir padainuoti ir daina bus wow ir visiems bus valio, žinai. Kitas dalykas yra, žinai, kai pasirodymas yra, vat kaip pas Vidą, pavyzdžiui.